Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Irano. Čia Jungtinės valstijos įvykdė vieną drąsiausių gelbėjimo misijų pastarųjų laikų istorijoje, itin rizikingą operaciją, kuri parodė beprotišką koordinacijos ir pasiekiamumo lygį. Tačiau šį įvykį lydintys faktai taip pat atskleidžia, kad UAV oro pajėgos išlieka pažeidžiamos Irano oro erdvėje, oro gynyba neleidžia veikti visiškai nebaudžiamai. Operacija prasidėjo, kai balandžio 3 dieną virš Irano misiją vykdęs F-15 buvo pataikytas šilumos ieškančia raketa. Nepaisant to, kad Irano oro gynyba buvo anksčiau susilpninta, raketa pataikė į lėktuvo variklį, todėl pilotui ir ginkluotės valdymo pareigūnui teko katapultuotis į priešišką teritoriją. Lėktuvas sudužo pietvakarių Irane, netoli vienos Zagroso kalnų keterų, maždaug 1000 metrų aukštyje. Tai iškart suaktyvino UAV personalo gelbėjimo sistemą ir greitai buvo patvirtinta, kad abu lakūnai gyvi ir siunčia signalus. Nusileidę priešo teritorijoje, lakūnai susitelkė į išgyvenimą pagal SRE principus. Jie nutempė parašiutus į slėptuvę, pasitraukė nuo nusileidimo vietos ir ieškojo natūralių priedangų. Taip pat jie sumažino savo elektroninį pėdsaką išjungdami nereikalingą elektroniką, o naudodamiesi reljefo ypatumais orientavosi ir ieškojo galimų kelių. Pilotas, nusileidęs atviresnėje vietovėje, greitai nustatė savo buvimo vietą ir pasiruošė gelbėjimui. Tačiau ginkluotės valdymo pareigūnas nusileido giliau Zagroso kalnų papėdėse, todėl jam teko judėti statesnių reljefų, ieškoti slėptuvių ir stabilizuoti savo padėtį prieš bandant užmegzti ryšį, kas sulėtino pradinius gelbėjimo veiksmus. Gelbėjimas prasidėjo, kai sraigtasparniai, pridengti ore papildomų degalų tiekimo lėktuvų, pajudėjo link sudužimo vietos. Šie sraigtasparniai per kelias valandas kirto Irano oro erdvę, skrido žemai, kad išvengtų likusios radarų aprėpties. Nepaisant šių atsargumo priemonių ir ankstesnių smūgių, išsibarsčiusios Irano pajėgos ant žemės apšaudė sraigtasparnius lengvaisiais ginklais, sužeisdamos kelis įgulos narius. Pasiekus vietą, pilotas buvo išgelbėtas gana greitai, tačiau antrasis lakūnas liko dingęs. Jo protarpiais veikiantis švyturėlis ir Irano karių judėjimas padarė ištraukimo operaciją dar rizikingesnę ir labiau ginčytiną. Vis dėlto UAV nusprendė tęsti operaciją visų pajėgumų. Be moralinių aspektų, palikti amerikiečių lakūną Irano rankose būtų sukėlę dar didesnę politinę problemą dabartiniai UAV administracijai, atnešusią rimtų strateginių nuostolių, ypač žvelgiant į galimas būsimas derybas. Be to, paimtas į nelaisvę pilotas Iranui būtų suteikęs greitą ir reikšmingą informacinio karo pergalę, ką parodė ir Irano valdžios raginimai civiliams bei sukarintoms grupuotėms ieškoti dingusio amerikiečio. UAV vadovybė nusprendė, kad jo paieškai būtina specialiųjų operacijų pajėgų buvimas Irano teritorijoje, prisimant su tuo susijusias rizikas, kad būtų išvengta blogiausio scenarijaus. Kad paieškos tempas nesulėtėtų, UAV įkūrė improvizuotą priekinę operacinę nusileidimo aikštelę maždaug 400 km gilyn Irano teritorijoje. C-130 Hercules lėktuvai leidosi ant lygios ir tvirtos dykumos atkarpos, kuri buvo nustatyta naudojantis palydovinę vaizdinę medžiagą ir žvalgybos skrydžiais. Nors nusileidimas nebuvo ginčiamas, saugumas taip pat nebuvo garantuotas, nes aikštelės tinkamumas priklausė nuo to, ar ji liks nepastebėta, o ne nuo gynybos. Nusileidimo aikštelė buvo 65 km nuo pagrindinės Airgate-C bazės Isfahane ir tik 14 km nuo artimiausios Airgate-C įrenginių pietuose, pakankamai arti, kad komandos turėtų veikti itin drausmingai, jog nebūtų pastebėtos, bet pakankamai toli, kad išvengtų įprastų patrulių. Ši vieta leido sraigtasparniams papildyti degalus daug arčiau paieškos zonos ir suteikė specialiųjų operacijų komandoms funkcinį centrą, iš esmės sukuriant laikiną priekinę improvizuotą oro bazę Irano viduje. Improvizuotos oro bazės artumas pagrindiniai Airgate-C bazei lėmė, kad Irano pajėgos reagavo beveik iš karto. Irano daliniai pajudėjo link aikštelės, kad užblokuotų perimetrą ir pradėjo koordinuotą apšaudymą, pataikydami į kelis UAV orlaivius ant žemės ir priversdami amerikiečių personalą įsitraukti į artimo nuotolio susišaudymus. Tuo pat metu Irano oro gynyba numušė A-10 teikusi artimą oro paramą, taip pat MQ-9 Reaper, kuris veikė viršuje. Šis eskalavimas išprovokavo nedelsiant platesnį UAV atsaką, papildomi orlaiviai ir dronai smogė Irano pajėgų judėjimams link aikštelės ir neutralizavo dalinius, atakavusius nusileidimo juostą. Dėl to UAV pajėgoms pavyko atgauti situacijos kontrolę, tačiau tik laikinai, nes evakuacijos langas išliko ribotas.
Po beveik 2 dienų vienumoje dingęs lakūnas pagaliau susisiekė su JAV specialiųjų operacijų pajėgomis, tačiau galimybė jį išgelbėti buvo labai siaura. Komanda greitai jį nukreipė link evakuacijos taško, tuo metu Irano daliniai toliau šukavo apylinkes, todėl teko riboti judėjimą ir ryšį, kad nebūtų pastebėti. Nusileidimo zonoje sraigtasparniai galėjo išbūti ant žemės tik trumpą laiką, kad sumažintų aptikimo riziką. Prieš pasitraukdami JAV kariai sunaikino jautrią įrangą, likusią improvizuotoje oro juostoje, įskaitant 2 įstrigusius transporto lėktuvus. Vienas įspūdingiausių lakūno išgyvenimo aspektų buvo tai, kaip jis 2 dienas sugebėjo išlikti priekyje tiek Irano patrulių, tiek tų, kurie buvo mobilizuoti jo paieškai. Jis slėpėsi kalnų plyšyje, judėjo stačiai šlaitais ir signalizavo tik trumpais momentais, kad Irano pajėgos negalėtų jo susekti. Tuo tarpu Irano reakcija į improvizuotą nusileidimo juostą galiausiai pasirodė neveiksminga. Irano pajėgos bandė apsupti vietą ir stūmė sausumos dalinius link perimetro. Tačiau daliniai atvyko mažomis, nekoordinuotomis grupėmis, be artilerijos ir nesugebėjo pakankamai greitai sutelkti kovinės galios, kad sutrikdytų operaciją. Jų dronų veiklą taip pat ribojo Jungtinės Amerikos valstijos. Jungtinės Amerikos valstijos MQ-9 Reaper numušė Irano Mohajer 6 droną toje vietovėje, kas patvirtino, kad Iranas vis dar turėjo veikiančią bepiločių infrastruktūrą, tačiau ji nebuvo efektyviai panaudota. Organizacinės problemos, tokios kaip sutrikęs ryšys ir tyčinis Irano interneto išjungimas, greičiausiai ir buvo pagrindinės nesugebėjimo surengti ryžtingą atsaką prie nuolatinių Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų veiksmų priežastys. Apskritai ši gelbėjimo operacija parodė, kad Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos gali projektuoti oro galią ir dislokuoti specialiųjų operacijų pajėgas giliai priešo teritorijoje, aprūpindamos jas tiek, kiek reikia. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų gebėjimas slopinti Irano judėjimus, susisiekti su numuštų orlaivių pilotais ir pasitraukti savo sąlygomis pademonstravo tokį operacinį pajėgumą, kurio Iranas negalėjo prilygti net savo teritorijoje.